Labas. Turbūt pirmas kartas, kai aš esu rūsi šito būto Klaipėdoje, nes iš Vilniaus esu ne kartą daręs pasakėlės iš Rūsio, bet va Klaipėdoje dar nei kartą. O čia lūbo žemos, beveik su galva lėčiau. Tai sugalvojau tokį eksperimentą padaryti. Iš esmės turiu štai tokį dviratuką. Jį gavau iš vieno draugo, man jis jį padovanojo, bet iš principo į tą dviratį reikėtų investuoti gan nemažai. Reikėtų greičiausiai keisti grandinę, bloką galinį, kasetę, kaip sakant. Greičiausiai reikėtų trosiukus persivesti, stabdžių, nes jau tokie gyvenimo matę. Ir aplamai iš principo prie to dviratuko reikėtų prisiliesti, kad jis tarnautų. Viskas, ką aš padariau, tai tik tais gavę šitą dviratuką pasikeičiau padangas, nes abi buvo kiauros ir užsidėjau vaiko sėdenę. Tai ką dabar padarysiu? Sėdenę nusimsiu. Iš principo viską nusimsiu, paliksiu pliką dviratuką. Ir jau matau, dėl ko man reikės vėl grįžti namo. Nepasėmiau šitą raktą, kad atrakinti, nes jisai prirakinęs. Nors gal išsitrauksiu, žiūrėsiu. Tai vat, ką aš norėsiu padaryti dabar, tai paimti šitą dviratuką ir pastatyti lauke. Pastatysiu lauke prieš langus, neprirakintą ir žiūrėsim, per kiek laiko jį pavogs. Iš principo, čia toks kaip ir dviračio atsikratymas bus, bet iš kitos pusės ir toks socialinis eksperimentas. Ar tai truks kelias valandas, ar tai truks kelias dienas, o gal netgi savaitės. Žiūrėsime. Paliksiu dviratuką ir iš pradžių žiūrėsiu kas valandą. Šiandien dabar yra 7, pusė 7. Tai kažkur apie 7 tada aš jį pastatau ir iki kokios 10 kas valandą žiūrėsiu. Tada žiūrėsiu 2 kart per dieną, reiškia ryte ir vakare. Ne, 3 kart per dieną. Per savaitgalį žiūrėsiu 3 kart per dieną, tai reiškia ryte, per pietus, vakare. Ir jau tada nuo pirmadienio, jeigu jis vis dar stovės, nuo pirmadienio tiesiog žiūrėsiu kasdieną. Po vieną kartą grįžtu iš darbo ir pažiūriu, ar jisai vis dar stovi. Ir finalą pamatysim, kiek laiko užtruko, kad pavogtų dviratį Klaipėdoje. Taigi, nieko nelaukiam ir nuiminėjom viską. Biški, aišku, reikėtų jį pavalyti. Tai aš jį pavalysiu ir pradėsim eksperimentą. Dviratukas viskas jau kaip ir paruoštas. Tai va, atrodo, dar jį aišku pavalyti reikės biški, bet va net kojelį jisai turi, buvau pamiršęs. Jo, tai šitas dviratukas atsistos lauke. Ir žiūrėsim, kaip greitai jisai dings iš akiračio. Mano spėjimu, tai kokį porą dienų turėtų stovėti. Bet galiu ir klysti. Gerai. Pravažiuosiu paskutinį garbės ratą, nuvalęs jį. Ir tada jau žiūrėsim. Tada jau seksim. Viskas, dviratukas paliktas. Žiūrėsim, dabar jau testuosimės. Kiek mes dabar turim valandėlių. 7. Grubiai 7 valandos dabar. Po 7 biškutį. Tai pažiūrėsim 8, 9, 10. Iki kol eisiu miegot, kas valandą vis žvilgtelsiu. Ar tebėra dviratukas, o gal jau išeis iš Rūsio, ar nebebus. Viskas, misija prasideda, žiūrim, kiek laiko tas dviratukas išstovės tenais. Kaip sakiau, taip ir padariau. Iš pradžių pasižiūrėjau 8 valandą, stovi. 9 valandą, dviratis stovi. 10 valandą vėlgi pasižiūrėjau, žiūriu, dviratis nepajudintas. Tada dar vidurnaktį atsikėliau pasižiūrėti, kaip stovėjo, taip stovi. Ne visą dieną, bet nuo kažkur 7 vakaro iki vidurnakčio jisai prastovėjo. Gerai, dabar einu miegot ir pažiūrėsim ryte, ar dviratukas vis dar bus. Spėjau, kad bus. Įdomioji dalis. Labas rytas. Vis dar turime. Panašu, kad galbūt aš būsiu ir teisus, per savaitgalį stovi, o tada jau žiūrėsim darbo dienom, nes darbo dienom čia daug žmonių marširuoja per va tą takelį. Daug vaikštančių yra, tai
galimai nusižiūrėjęs ir jeigu dings, tai manau, kad dings tiek naktį. Trečią dieną patikrinau iš pačio ryto, tik atsikėlęs, dviratukas stovėjo, na ir po to grįžęs vakare prieš miegą, dar pažiūrėjau, ar šią naktį dar dviratukas stovės. Nu, kaip panašu, kad stovės. Jeigu per ateinančią savaitę jisai vis dar čia stovės, tada manau, kad aš jį perkelsiu kitą vietą labiau matomą. Bet dar kol kas nebėkim įvykiams už akių, nes dar neaišku, kaip tam bus. Blemba, jau apsidžiaugiau, gavau, kažkas trynasi prie dviračio. Žodžiu, rytoj 5 dieną, kaip tas dviratis ten stovi, tai nusprendžiau, jeigu per šią naktį niekas jo nepaima, pasiimu šitą dviratį ir perstatysiu jau į public vietą. Pastatysiu ten, kur tikrai labai daug žmonių marširuoja kiekvieną dieną. Ok, sulaukiam vakaro, tai dabar perstatysiu dviratį į kitą vietą, į visiškai viešą vietą ir, na, sukamės ir parodysiu, kur dabar stovės dviratukas. Ir aš tikiuosi jį pastačius, dar spėsiu grįžti ir nufilmuoti, kad jis ten tikrai stovi, nieks jo nenuvaris per tą laiką, nes čia absoliučiai vieša vieta. Jo, matomai, kad mano kiemas yra sąlyginai saugi vieta ir iš ten per 5 dienas dviračio niekas nepavogė ir net nepajudino. Tai žiūrėsim, ant kiek saugu yra jį laikyti tokioj viešo vietoj. Per šią naktį spėju jisai niekur nedings, bet, na, rytoj antradienis, kadangi šiandien buvo laisva diena, tai manau trečiadienį, kokį ryte atsikėlęs aš jau jo tikrai neberasiu. Jeigu jis vis dar bus trečiadienį, reiškia, per šią naktį, rytojų ir dar vieną naktį niekas nepavogs, aš būsiu labai nustebęs. Labas rytas. Tokia įdomi situacija su dviračiu, jis nepavogtas, jis vis dar yra, bet, na, aš jums gal parodysiu. Jisai kaip ir yra, bet čia žiūriu kažkas mašiną statosi, tai galimai gali būti, kad jisai trukdys mašinos statytis, tai arba jisai, sakykime, bus pavogtas, arba jis bus perstatytas kažkur. Nes matomai čia trukdys mašiną statyti. Arba man gal reikės jį perstatyti vakare, kur nors tiesiog ant tako. Na, nežinau. Vėliau, paliekam čia kaip ir buvo ir žiūrėsim, kom tai baigsis. Na čia tai geras. Dviratis išlaikė testą, atlaikė naktį, bet kažkas jį perstatė kitaip. Nu, aš kaip ir sakiau, kad jis trukdys automobiliams, tai kažkas jį pasuko biškį. Aš buvau šonu pastatęs, dabar šilgai pastatė. Nu, bet nepavogė. Gal grįž naktį paims. Nu, žiūrim. 8 dieną kažkaip tikėjausi, kad jau nieko nebus, bet pažvelgęs per langą, pažiūrėjau, kad dviratukas vis dar stovi. 9 dieną vėlgi žvilgtelėjau, užmečiau akį, nusisukau, išėjau. 10 dieną dviratukas nepajudintas. Ir tada aš nusprendžiau, kad imu aš tą dviratį ir keliauju į galutinį tašką. 10 dienų. Ilgiau negu savaitę šito dviračio niekas nepasiėmė. Aš nesuprantu, ar jisai ant taip blogai atrodo, ar čia taip saugu palikti neprirakintą dviratį ir niekas jo nepaims. Realiai, jeigu nuoširdžiai sakant, man labai keista. Man labai keista, kad didmiestyje galima taip paprastai palikti dviratį neprirakintą. Iš pradžių, aišku, aš bijojau, kad jį pavogs per greitai, dėl to pastačiau kieme. Na, bet tokioj vietoj, pro kur žmonės pakankamai dažnai vaikšto, pakankamai nemažas srautas žmonių būna darbo dienom ir per 5 dienas nieks net nepajudino to dviratuko. Tada pastačiau į viešą vietą, pro kur marširuoja 1000 žmonių kiekvieną dieną
ir vis tiek dviratis nebuvo paimtas niekieno, buvo tik tais biški patrauktas, nes toj vietoje parkuojasi mašinos ir tas dviratis šiek tiek trukdė mašinom, tai jį šiek tiek perstatė, bet niekas jo nepasiėmė. Tuo labiau, kad netgi atsižvelgiant į tai, kad žmonės jau jį stumdė, matė, kad jis nepirakintas ir vis tiek niekam nebuvo įdomu jį paimti, nufyrint ir turėti dviratį savo. Tai 10 dienų, per kurias tas dviratis nebuvo pavogtas, reiškia, kad aš tą dviratį tiesiog dabar nuvešiu ir paliksiu prie dviračių tako. Jau esu nusimatęs tokią vietikę, klaipėdiečiai puikiai tą vietą žinos, bet įmesiu vis tiek koordinatės, jeigu kartais nežinotumėt, ir tiesiog paliksiu toj vietoj ir bet kuris iš jūsų, kuris žiūrite, kuris esate Klaipėda, galėsite nuvykti į tą vietą ir tiesiog pasiimti tą dviratį. Na, arba tikiuosi, kad koks nors praeivis, kuris bus pavargęs, eis tuo takeliu šalia dviračių tako ir pamatys tą dviratį ir sakys, kam man eiti, jeigu aš galiu imti su juo ir nuvažiuoti namo. Viskas. Bandom ridėti į finišą, kur paliksim dviratį ir atsisveikinsiu visam. Na ką, kiek atvažiavom, tarp kitko pravažiavom 7 km, tai visai neblogai, taip neskubant po biškutį, 7 km nuvažiuoti. Tai tik įrodymas, kad su to dviračiu iš tikro galima važiuoti ir visai važiuoja puikiai. Aišku, ten yra pašaliniai garsai, kurie išnyktų jį pravalius, sutepus ir, žodžiu, iš principo su to dviračiu viskas gerai. Biškį prie jo, kaip sakant, pasėdėti, meilę sėdėti ir galėsit važiuoti be jokių problemų. Dabar aš iššokau į miškelį. Galvoju, biškį nutrumpinsiu kelio, bet kažkaip nujaučiu, kad aš jį tik tais pailginsiu. Irgi užsidėjau Stravą, pažiūrėsim, kiek kilometrų nueisiu peškom, bet kažkaip man šviečiasi, kad būsiu nuvažiavęs mažiau negu dabar nueisiu. O gal ir klystu, nežinau, žiūrėsime. Oras puikus, miškelyje tas karts nuo karto iššokantis pavėsis labai maloniai nutikė. Tai nei karšta, nei šalta, žodžiu, viskas labai gerai. Taigi, chebra, kam reikia dviratuko, arba kas norite tiesiog jį restauruoti ir gal parduoti, nežinau, tai koordinatės apačioj. Tose koordinatėse nuėję galbūt dar jį rasite, nes ten labai populiari vieta, labai daug dviratininkų sustoja. Labai daug pėsčiųjų praeina, bėgikų prabėga, žodžiu, srautas žmonių didžiulis, tai jeigu iš tikro reikia to dviratuko, paskubėkite, nes labai netikiu, kad jisai išbus čia 5 dienas, kaip tai darė mano kieme, kaip tai darė viešoje vietoje, kitoje mano namo pusėje. Taigi paskubam, kam reikia, pasiimkit, griebkit ir mėgaukitės. O aš toliau keliausiu šitais gražiais miško keliukais, kol išeisiu kažkur.